Sveiki, gerbiami Forex prekiautojo portalo lankytojai. Šiandien mūsų video tema – strategija valdytojas. Strategija skirta dirbti dieniniuose grafikuose ir puikiai tiks tiems, kas, pavyzdžiui, turi darbą, kuris neleidžia prekiauti dienomis. Na ir tiems, kas apskritai neturi laiko, nenori valandas sėdėti prie ekrano ir gaudyti po 15 punktų. Kadangi prekyba dienos laiko intervaluose reikalaus iš jūsų tik tai dėmesio vieną kartą per parą ir nedaugiau 10-15 minučių. Tiesiog įsijungėte terminalą, patikrinote grafikus, išstatėte orderius ir gal galite išjungti terminalą, užsiimti savais reikalais. Strategijos valiutų poros gali būti naudojamos kokios tik norite. Apskritai yra nuomonė ir tokie skundai, kad dienos laiko intervalų strategijos yra labai lėtos, viskas juda lėtai, todėl mažai signalų, ne kasdien signalai, o jūs atsidarykite 20 skirtingų grafikų ir signalų turėsite praktiškai kasdien. Ir apskritai reikia turėti kantrybės, o Forexe be jos niekaip. Daug kas daro šią klaidą, pasiema kokią naują strategiją, pradeda prekiauti, gauna vieną kitą nuostolį, viskas, sistema neveikia, šiukšlių dėžėje. Tai neteisinga, reikia žiūrėti perspektyviai ir apie strategiją spręsti po mėnesio, 2 arba sudarius bent 100 sandorių. Laiko intervalas D1, apie tai jau užsiminėm, prekiausime vieną kartą per parą po dieninės žvakės užsidarimo. Čia atkreiptinas dėmesys, kad kol žvakė neužsidarė, mes jokių signalų nežiūrime. Būna, kad atrodo vakare rinka jau rami ir nieko ypatingo nebeatsitiks. Galima atrodytų atidaryti poziciją, nors žvakė dar neužsidarė, bet tai neteisinga. Nekartai yra buvę atveju, kai vėlai vakare atsiranda judesys ir po stiprių judėjimų žvakė užsidaro visai ne ten, kur atrodo turėjo užsidaryti. Todėl visada sulaukiame žvakės užsidarimo. Pati strategija yra gana paprasta, sudaryta iš 3 dalių, 3 komponentų, tai palaikymo ir pasipriešinimo lygiai, pagrindinė sistemos dalis, jos pamatas, taip pat mes naudosime 10 SMA, Simple Moving Average, tai yra paprastas 10 dienų slankusis vidurkis, vidurkio linija ir atkreipsime dėmesį į 200 dienų SMA. Apskritai reikia pasakyti, kad 200 dienų SMA turi didelę istoriją, yra labai populiarus instrumentas, naudojama įvairių fondų prekiautojų, traderių, todėl ir mums verta atkreipti ją dėmesį, kadangi nuo jos kaina dažnai atšoka ir yra gana stiprus horizontalus lygis. Ir tarp kitko yra įdomių versijų apie 200 SMA, viena jų, kad akcijų biržoje metuose buvo 200 prekybinių dienų ir 200 SMA parodo vidutinį kainos pokytį per metus. Teisybę ar ne, negaliu pasakyti. Realesnė kita versija, kad 70-aisiais traderis Richardas Fabianas savo prekybos sistemoje naudojo 39 savaičių slankę liniją, slankų vidurkį, o 39 savaičių linija yra nekas kita kaip 200 SMA. Tai reikia pasakyti, kad Fabiano sistema buvo labai sėkminga, jisai atskleidė vėliau paslaptį, kad naudojo sistemoje 200 SMA. Ir nuo to laiko visi, kas daugiau ar mažiau susiję su birža, su prekyba, pradėjo ją naudoti. Taigi, visų šių 3 komponentų derinys, teisingas derinys, mums duoda pelną. Kas yra palaikymo ir pasipriešinimo lygiai, mes šiame video nenagrinėsime. Jei jūs nežinote, kas tai yra, pirmą kartą girdite apie palaikymą ir pasipriešinimo lygius, būtinai paskaitykite mūsų portale straipsnį apie tai, kadangi be supratimo apie horizontalius lygius jūs tiesiog nesugebėsite sėkmingai prekiauti pagal šią strategiją.
reikia pasakyti, kad strategija valdytojas yra supaprastintas price action kainos elgesio metodikos variantas. Beje, straipsnį apie palaikymą ir pasipriešinimo lygius jūs galite surasti portalo paieškoje. Strategija valdytojas yra diskrecinė sistema. Tai reiškia, kad priimant sprendimą atidaryti poziciją ar uždaryti poziciją, mes naudosime loginius įrankius, loginės taisyklės, mąstysime, pasversime turimus faktus ir viso to pagrindo darysime išvadą, priimti sprendimą. Nėra kažkokių taisyklių, kad tipo linija ten kirto X, Y ir mes įeiname, ne. Tiesiog bus esminiai kertiniai momentai, savotiškos aksiomos, kurias mes naudosime įvertinsim rinkos situaciją ir priimsime sprendimą grafiką. Pirmas momentas. Mes atidarysime poziciją tik nuo horizontalaus lygio, tai yra nuo palaikymo arba pasipriešinimo. Jeigu kaina bus ant palaikymo linijos, mes tik pirksime. Tai yra, jokiais būdais mes nepardavinėsime, o jeigu kaina bus pasitaikys nuo pasipriešinimo linijos, atšokusi nuo jos, mes tik pardavinėsime. Tai yra, jokių pirkimų nuo pasipriešinimo linijos mes net nesvarstysime. Toliau. Mes atidarysime poziciją tik tada, kai kaina perkirs 10 SMA, bet to žvakė turės aiškiai užsidaryti aukščiau žemiau, priklausomai nuo to, ar mes pirksime ar parduosime 10 SMA linijos. Užsidaryti turės aiškiai, ne kažkaip neryškiai su uodega, nepilnai. Mes turėsime būti įstikinę, kad žvakė užsidarė. Kam to reikia? To reikia todėl, kad išryškinti momentą, kad kaina tikrai nusprendė eiti į mūsų pusę. Kad tikrai atšoko nuo palaikymo pasipriešinimo lygio ir tikrai mums rodo logiškai pagrįstą signalą pozicijos atidarimui. 10 SMA jinai rodo trumpalaikę trendo kryptį. Ir jos kirtimas reiškia, kad trumpalaikis trendas vystosi. Toliau. Pelno potencialas. Kiekvienai pozicijai mes suteiksime pelno potencialą. Ką tai reiškia? Jeigu pozicijos krypties pusė yra kažkokios palaikymo, kiti palaikymo pasipriešinimo lygiai ar 200 SMA, nuo kurios, kaip sakėme, kaina dažnai atšoka, ir tas atstumas bus nedidelis, ta prasme, kainai nebus kur įsibėgėti į mūsų pozicijos pusę. Mes neįeidinėsime, pozicijos netidarysime, nerizikuosime dėl kažkokių 14 punktų pelno, geriau sulauksime geresnės progos ir įeisime kitą kartą. Ir dar vienas kertinis momentas, kuris sistemą daro pelningą, mes fiksuosime pelną, bet duosime galimybę pelnui augti. Tai reiškia, kad dalį pozicijos mes uždarysime palyginti greitai, dėsime savo kišenę greitą pelną, o kitai daliai pozicijos duosime galimybę išaugti. Ir pagal šią sistemą antrų orderių galima gauti ir 500 iki 1000 pelno pagal šią sistemą. Kalbant apie konkrečiai apie pozicijos atidarimą, apie įėjimą į rinką, poziciją atidarysime tik nuo palaikymo pasipriešinimo lygio. Ta prasme, jeigu žvakė perkirto 10 SMA, tai dar visai nereiškia, kad mes svarstysime signalo pagrįstumą. Mes svarstysime tik įėjimus nuo palaikymo pasipriešinimo lygio. Tai yra ten, kur kaina yra potencialiai atrama pagrindas atsispirti. Sekantis momentas, apie jį jau kalbėjome, jeigu atstumas iki artimiausio horizontalaus lygio 200 SMA yra labai mažas, kainai nebus kur įsibėgėti, prognozuojamas pelnas yra nedidelis, mes jį praleisime. Poziciją mes darysime žvakiai perkirtus 10 SMA,
arba kainos korekcijoje, arba naudojant atidėtus orderius. Na ir paskutinis momentas, visada sulauksime aiškaus žvakės užsidarimo. Jei žvakė užsidarys tik su uodega, vos matomai, mes neįeisime. Žinoma, sulauksime, kol neužsidarys. Neužsidarius dienos žvakiai mes neįeisime. Stopas. Kalbant apie stopą, mes išstatysime jį aukščiau, žemiau, nuo to palaikymo, nuo horizontalaus lygio, nuo kurio įėjome į rinką. Na ir pozicijos uždarimas. Bene svarbiausias dalykas, kadangi rinkos išėjimas iš rinkos mums duoda pelną. Visų pirma, mes įeiname į rinką dviejais orderiais. Reiškia, mes poziciją dalinsime į du orderius. Tarkim, jei norime atidaryti poziciją 0,1 loto dydžio, mes atidarysime du orderius iš karto po 0,05 loto. Ką mes darome su pirmu orderiu? Mes jį uždarome, kai pelnas pasiekia 100 punktų. Reiškia, mes pirmame orderį take profitą išstatome 100 punktų. Na, nebūtinai 100, būtinai, kad ten lygiai 100. Jei, tarkim, žvakė užsidarys, o pelnas bus 89, tai irgi galioja, mes pilnai galime uždaryti. Kodėl taip mes darysime? Visų pirma, tai teigiamai veiks psichologiškai traderiai, mažins stresą, kadangi pusę pozicijos mes uždarome greitai, gavome greitą pelną ir tai savotiškas apsidraudimas, nes uždarius pirmą orderį, antrojo orderio stopą mes perkelsime į nenuostolio zoną, pridėję plus 5 punktus. Tai yra, žiūrėkite, kas gaunasi, mes uždarome pusę pozicijos, 100 punktų mes uždirbome, o antrojo orderio stopą perkeliame į nenuostolio zoną plus 5 punktus dar. Tai yra, jeigu kaina apsisuks prieš mus ir pasieks stopą, kurį mes perkeliame į nenuostolio zoną ir jisai suveiks, mes nieko neprarandame, dar ir uždirbome keletą punktų. Tokiu būdu mes uždirbsime 105 punktus, jeigu nors ir kaina ir apsisuks prieš mus. O 100 punktų atstumas 100 punktų atstumą kaina praeina daugeliu atveju, gana dažnai, patys to įsitikinsite grafikė, bet po pirmo orderio uždarimo ir stopo perkelimo antro orderio į nenuostolio zoną mes paliekame antrą orderį veikiantį ir duodame jam galimybę gauti didesnį pelną. O antrojo orderio pelnas gali būti 200, 300, 500, net 1000 punktų, kaip sakėme. Antro orderio take profitą mes statysime preliminariai ties 200 SMA arba prie artimiausio, koks mūsų kelyje gali pasitaikyti palaikymo ar pasipriešinimo lygis. Dar vienas įdomus momentas, jeigu žvakė užsidarys, take profito liko visai nedaug, tokią poziciją yra geriau uždaryti. Todėl, kad kaina neprivalo punktas į punktą pasiekti mūsų take profito ir taip pat mes seksime trumpalaikį trendą, būtent 10 SMA, jeigu žvakė užsidarė perkirtus 10 SMA prieš mus, o mes jau turime kažkokį tai reikšmingesnį pelną, pavyzdžiui 300-400 punktų, tai geriau tokią poziciją uždaryti, nepasikliauti sėkme, nebandyti lėkimo ir geriau laukti naujų signalų įėjimų. Kadangi jeigu tik įėjus į rinką susiformavo 10 SMA perkirtimas, tarkime, mes įėjome, bet kaina apsisuko ir 10 SMA vėl buvo perkirsta. Tai mes į tai nekreipsime didelio dėmesio, nes mes įeiname, priminsiu, nuo palaikymo pasipriešinimo lygių. O lygių zonoje dažnai vyksta savotiška turbulencija, bulių ir meškų kova, vieni perka, kiti parduoda.
Todėl tai yra normalu. Na, pasižiūrėsime, kaip vyksta strategija praktikoje. Taigi, programa MetaTrader. Atsidarome dienos laiko intervalo grafiką, bet kokios valiutų poros, kuriems tik patinka. Ir įkrauname šabloną, kuris vadinasi valdytojas. Pas mane šablonas jau įkrautas. Taigi pas jūs turi atsirasti panašus vaizdelis. Matome tokias žalias ir raudonas strėlytės. Ypatingo dėmesio jas nekreipkite, jos atsiranda kiekvieną kartą, kai tik tai žvakė užsidaro aukščiau ir žemiau 10 SMA. Žinoma, kiekvienai strėlytei mes pozicijų kiekvieną kartą netidarinėsime, tai būtų didžiausia nesąmonė. Mes jas vertinsime tik, kaip buvo kalbėta anksčiau, esant palaikymo arba pasipriešinimo lygiui. Raudona linija tai yra pati 10 dienų SMA, 10 dienų slankusis vidurkis paprastas. Na, o tamsiai mėlyna ne kas kita kaip 200 dienų slankusis vidurkis, 200 SMA. Mes ją naudosime kaip dinaminį palaikymo pasipriešinimo lygį arba kaip pelno gavimo tašką. Žydromis linijomis žymėsime pačius lygius, patys jie neįsistato, mums reikia surasti pačiam ir pačiam pažymėti. Na ir pagal mūsų strategijos taisyklės, loginius svarstymus, momentus mes panagrinėsime keletą pavyzdžių. Diena iš dienos istorijoje atsiradusius signalus. Štai nuo šitos vertikalios raudonos linijos. Čia yra valiutų pora euras Australijos doleris 2010 metai spalio mėnesį. Taigi, matome žvakę užsidarę perkirtus 10 SMA ir mes žiūrime, ar yra pas mus pasipriešinimo lygis. Matome, kad lygis yra. Perkelsime žydrą liniją ant lygio. Čia matome, anksčiau kaina šokinėjo ir bandė lygį pramušti. Anksčiau lygis buvo kaip palaikymas, paskui kaina jį pramušė. Ir šitas lygis tapo pasipriešinimu. Kaina kilo, iki jo priejo ir mūsų analizuojamoje vietoje, kaip pamenate, mes tik pardavinėjom, pirkimo variantų mes šiandien net nesvarstome. Todėl žvakė aiškiai perkirto 10 SMA liniją ir mes atidarėme pardavimo orderį. Primenu, mes įeiname į poziciją 2 orderiais, na, o stopą išstatome šiek tiek aukščiau pasipriešinimo lygio. Taigi stopas šioje vietoje būtų apie 200 punktų. Primenu, mes dirbame dienos laiko intervalų grafikuose, dėl 200 punktų stopas yra normalus dalykas. Taigi, pirmojo orderio take profitą mes išstatome 100 punktų, kaip pamenate, o antro orderio take profitas bus lygus artimiausiam palaikymo lygiui. Artimiausias palaikymo lygis pas mus štai čia, kur buvo lokalus kainos minimumas. Ir ties šitą liniją mes uždarysime antrąjį orderį. Jei kaina iki jo šiek tiek nedaeis, mes vis tiek išeisime. Taigi, matome, mes darėme poziciją, prasidėjo fletas, šoninis rinkos judėjimas. Mes į dėmesio nekreipiame, kadangi žinome, kad prie horizontalaus lygio vyksta tokia kova, vieni perka, kiti parduoda ir būtent tokiuose situacijose
daug traderių praranda savo pinigus. Ir daugelis strategijų rekomenduoti neprekiauti per fletą. Na, o kaip neprekiauti per fletą, kai mes nežinome nei kada tas fletas prasidėjo, nei kada jis baigsis. Todėl, kai prasideda fletas, mes nedarome nieko, ramiai sau laukiame, mūsų stopas išstatytas aukščiau pasipriešinimo lygio ir praėjus kuriam laikui kaina smukteli žemyn, maždaug čia suveikia mūsų pirmasis orderis. Kaina pasiekė 100 punktų ribą ir pusė mūsų pozicijos uždaryta, o kito orderio stopą mes perkeliame į nenuostolių ribą. Tai yra beveik mūsų pradinė pozicija, plus 5 punktai. 3, 4, 5 punktai gali būti. Taigi ir matome, kad uždarius mūsų pirmą orderį, antrą orderį perkelus nenuostolių zoną, kaina grįžta atgal. Ir išmuša mūsų stopą antrų orderį. Taigi, iš viso šitoj situacijoje mes uždirbome 100 punktų plus 3-4 punktus. Mes išeiname iš rinkos. Gerai. Atsiranda signalas šį kartą į viršų. Matome, žvakė prakirto 10 SMA ir yra ant palaikymo lygio, kuris buvo mūsų take profito riba. Bet mes šią poziciją praleisime. Kodėl? Visų pirma, todėl, kad žvakė užsidarė vos prakirtus 10 SMA, aiškaus uždarimo nėra. Antras dalykas, pati žvakė yra gana didelė, beveik 200, daugiau negu 200 punktų ir paprastai po tokių žvakių kaina šoka atgal. Bet visų pirma, todėl, kad žvakė vos prakirto 10 SMA, mes šį signalą praleisime. Toliau žiūrim, atsiranda signalas žemyn, perkirtimas atgal ir mes šitoje vietoje turime pasipriešinimo lygį. Atrauksime žydrą liniją. Šitą liniją buvo palaikymas, dabar tapo pasipriešinimą ir matome signalą žemyn su lygiu, su reikiama atrama, ar mes įeisime į pardavimą. Žiūrėkime, mums kelią pastoja palaikymo lygis ir tai reiškia, kad mums labai mažai vietos judėjimui. Viso labo apie 130 punktų. Todėl mes šį signalą praleisime, nerizikuosime, lauksime, kas bus toliau. Matome, kad toliau kaina vis tik pramuša palaikymo lygį, o paskui, žiūrėkit, grįžta atgal prie 10 SMA. Atšoka nuo jos, atsiranda žvakė žemyn, kuri pramuša palaikymo lygį ir užsidaro už lygio ribos. Va dabar mes galime atidaryti poziciją po šitos žvakės. Poziciją mes atidarom vėl dviejais orderiais, pirmąjį su 100 punktų take profitu, o antrojo orderio take profitą mums reikia išstatyti prie artimiausio palaikymo lygio. Sumažinkime grafiką. Matome, kad šioje vietoje palaikymo lygių nėra, kadangi kaina eina trendas žemyn, kaina siekia naujų minimumų, todėl ką mes darome, mes nestatome antrojo orderio take profito, o laukiame ir stebime situaciją rinkoje. Po kelių
po kurio laiko pirmasis orderis pasiekia 100 punktų. Šitoje vietoje užsidaro pirmasis orderis. 100 punktų mes turime ir lieka antrasis orderis. Mes laukiam, kol atsiranda štai šita strelytė, žalia strelytė į viršų. Ir mes matome perkirtimą 10 SMA. Ir kadangi mes antrųjų orderių jau disponuojame nemenkų pelnų, todėl mes poziciją uždarome po šitos žvakės užsidarimo. Ir taip mes antrųjų orderių mes uždirbame apie 480 punktų pelno. Priminsiu, pirmąjį orderį mes uždarėme su 100 punktų pelno ir antrojo orderio stopą perstatėme į nenuostolio zoną. Mes jau nieko nerizikavome. Šitos žalios strelytės kaip signalo mes neanalizuojame, nes čia nėra jokio palaikymo lygio, kad įeiti į poziciją. O po to, kaip kaina vėl apsisuko ir vėl nebuvo pasipriešinimo lygio, kad įeiti į poziciją, toliau kaina apsisuko vėl perkirto 10 SMA į viršų ir čia jau susiformavo palaikymo lygis, kadangi kaina 2 kartų atšoko nuo čia, susiformavo taip vadinamas dvigubas dugnas. Mes galime pernešti žydrąją liniją čia, kuri tampa palaikymo lygiu. Tai yra po to, kai kaina šitą žvakę pramušė 10 SMA liniją, mes turime palaikymo lygį ir mes užtikrintai galime atidaryti pirkimo poziciją. Stopą mes statysime štai čia, už žydros linijos, kažkur tai 260 punktų. Stopas. Ir mes įeiname po šito žvakės uždarimo. Vėl įeiname dviejais orderiais, stopą, kaip sakiau, statome šiek tiek žemiau žydros liniją ir laukiame, kas bus toliau. Štai po 2 dienų kaina pasiekė daugiau negu 100 punktų, užsidaro mūsų pirmasis orderis su 100 punktų pelno, o antrojo orderio stopą mes vėl perkeliame į nenuostolio zoną, pridėdami 5 punktus. Ir net jeigu kaina jau apsisuks prieš mus, mes nieko nerizikuojame ir išeisime su pelnu bet kokiu atveju, nes 100 punktų jau kišenėje turime. Taip, o kurgi mes statysime antrojo orderio take profitą? Matome buvę 2 lokalūs kainos minimumai, būtent čia ir bus mūsų antrojo orderio take profito riba. Perkeliame žydrąją liniją ir čia matome kainą nuo jos atšokinėjo 1, 2 ir mes uždarysime antrąjį orderį, kai jis pasieks žydrąją liniją. Matome, kad po kelių dienų tai ir įvyksta ir antrų orderių mes uždirbame kažkur tai 440 punktų, o iki to mes paėmėm 100 punktų pirmojo orderio, taigi iš viso mes uždirbome 530 punktų. Važiuojame toliau. Atsiranda šioje vietoje perkirtimas žemyn ir štai matome, žvakė įsirėmė į palaikymo lygį, atkreipkite dėmesį. Mūsų ankstesnį palaikymo lygį ir jis dabar yra
palaikymo lygis va šitai va žvakiai. Jinai jį įsirėmė ir pramušė jį tik tai savo uodegėlę. Todėl šioje neaiškioje situacijoje mes jokių pozicijų netidarinėsime. Kitą dieną matome, lygis irgi nebuvo pramuštas, vėl nieko nedarome. O kitą dieną atsirado va štai tokia didžiulė žvakė žemyn ir ji virš 240 punktų ir ji jau užsidaro labai toli nuo mūsų pasipriešinimo lygio. Todėl mes, žinoma, jokių pozicijų čia netidarinėsime, nes tai per daug pavojinga. Per toli kaina pabėgo nuo atramos taško. Po kurio laiko kaina vėl apsisuka, pramuša į viršų 10 SMA, bet štai prieš mus, matote, yra pasipriešinimo lygis. Todėl mes vėl nieko nedarome, nes nėra erdvės kainai judėti į viršų. Kaina vėl apsisuka, bet matome, kad štai čia jau turime susiformavusi, nors ir silpną, bet šiokį tokį palaikymo lygį. Va, matote, kaina 2 kartus siekia minimumą ir šioje vietoje mes galime pastatyti žydrą liniją, kuri jau bus mums kaip palaikymas. Matote, čia gavosi jau palaikymas, o čia pasipriešinimas. Mes atsidūrėme šiokiam tokiam tunelyje. Ir sekantis signalas žemyn, mes vėl nieko nedarysime, kadangi kainai visai nėra erdvės judėti. Todėl praleidžiame, sekantis signalas į viršų, vėl praleidžiame, vėl nėra erdvės. Todėl tolimesni signalai žemyn ir į viršų ribose šitų dviejų linijų mes net nežiūrime. Matome, kaina pramušė, bet vėl sugrįžo atgal. Todėl mes stebime situaciją rinkoje ir nieko nedarome. Žiūrime toliau. Į kainą galų gale išsivadavo iš mūsų tunelio ir trendas eina į viršų. Matome perkirtimas žemyn. Tačiau vėlgi kaina įsirėmė į palaikymo lygį, mes signalą praleidžiame. O štai sekantis signalas, žalia strėlytė, labai įdomi situacija, kadangi žvakė užsidarė šiek tiek aukščiau už mūsų 200 SMA, kuri mums šioje vietoje tampa kaip palaikymo lygis. Na, šitoje vietoje 13 dieną aš manyčiau, kad signalas labai silpnas, nes žvakė tik šiek tiek užsidarė aukščiau. Tačiau kitą dieną, jeigu mes palauktume, matome, kad mūsų signalas pasitvirtino ir mes turime puikų atramos tašką, 200 SMA liniją ir galime įeiti į rinką su labai nedideliu stopu. Nedideliu stopu apie 65 punktus. Priminsiu, dienos laiko intervalų grafikose tai yra labai nedidelis stopas, 65 punktai. Ir šioje vietoje mes vėlgi įeiname į rinką dviejais orderiais. Pirmas orderis suveikia kitą dieną, 100 punktų įmame pirmų orderių. Antrąjį orderį stopą perkeliame antro orderio į nenuostolio zoną plus keletą punktų ir rezultatai ateina labai greitai ir mums reikia nustatyti, kur mes išstatysime antrojo orderio take profitą. Susimažiname šiek tiek grafiką ir matome, kadangi mes ateities nematome, žiūrime atgal, kur buvo lokalūs kainos maksimumai.
Šioje vietoje matome, kad maksimumai buvo štai čia. Va, 1, 2, 3 kartus kaina testavo maksimumus, todėl štai šioje vietoje bus mūsų antrojo orderio take profitas. Ir antrojo orderio mes uždirbome apie 400 punktų pelno. Vėliau matome kaina apsisuka ir matome pasitvirtino mūsų prognozės ir mes šitoje vietoje uždirbome pirmo orderių 100 punktų, antrų orderių virš 400, apie 500 punktų šioje situacijoje. Ir matome kainą vėl apsisukus grįžta atgal. Na kągi, manau bendras principas, kaip dirbti su strategija aiškus. Pakartosime esminius momentus. Mes įeiname visada tik nuo palaikymo pasipriešinimo lygių, kurie mums yra kaip atramos. Įeiname tik tada, kai kaina kerta 10 dienų SMA liniją. Neįeiname, jei nėra pakankamai erdvės pelnui. Tai yra, jei atstumas iki sekančio lygio arba iki 200 SMA yra nedidelis, uždarome pirmąjį orderį pasiekus 100 punktų, o antrąjį orderį perstatome į nenuostolio zoną ir suteikėme galimybę jam gauti didesnį pelną. Kaip pastebėjote, mes įmame toli gražu ne visus signalus. Situacijos yra analizuojamos atmetimo principu, bet kaip jau sakėme, atsidarius daug valiutų grafikų, jūs tikrai gausite pakankamą kiekį signalų. Ačiū už dėmesį, video įrašytas specialiai portalui spekuliantas.com. Sėkmės jums, viso gero.